Bet ten tai geras buvo, žinai, aš deitę dar sakau, aš atsiliepsiu. Žiūrėk, aš prie tavo durų, ką mes apie tai galim padaryti? Aš galvoju, bet jeigu tu atsiliepi, reiškia jis blogas, tai whatever. Ne, nu ką žinau, nu tu man skambini, normalu atsiliepti ten minutę, dvi pašnekėti, nu ką žinau, nemandagu, nu... Kaip kartais? Nu, Nelygu ką veikia. Nu, jo, bet mes buvom tik ką susitikę ir tiesiog tu man skambini, nu, sakau, aš atsiliepsiu, žinai. Ir jisai eina šalia manęs, aš tada jį sustabdžiau, sakau, pabiškai. Nuėjau iš šoną, aš deitė. Aš ruošdamas šitai serijai perklausiau vieną seriją podcast'o, ten buvo per 2 dalis padalinta apie šitą istoriją, tai antros neperklausiu, nes tiesiog mane balsas labai užpiso, žinok. Maniera, balsas, vat. Ir jis nebuvo kažkuo blogas, jis, nu, vat, tiesiog ne man. Ir normalu matyti. Man netgi kartais priklauso tiesiog nuo tos dienos. Pavyzdžiui, yra viena mergiotė, kurią aš klausausi, tai kai kuriom istorijom, nu, jį žiauriai užnisa. Bet kitas istorijas, tuo pačiu balsu, bet tiesiog istorija galbūt kita. Ir tada man kaip tik labai gerai susiklauso, žinai, ir visa kita. Bet jį tiek, jį paima labai daug, amerikietė yra, paima labai daug tų bylų, kurios vis dar vyksta ir po to update'us daro. Kaip užnisa tie update'ai, nes jis Spotify nėra kažkaip išskyrus jų, o tiesiog, tokia ir tokia, žinai, byla, ir aš taip įsijungiu čia. Tai kaip ir aptarėme, kur aptarėjai, kada aptarėjai, kažkaip numeruok, kažką. Fucking demencija, kur aš to prisiminsiu tokius dalykus, labą dieną. Ne, mes per senas tokiam dalykui tikrai. Aš dabar beje kažkaip irgi pradėjau daugiau lietuviškų podcastų klausyti. Kažkas nutiko, vat kaip pradėjom mes savo šitą, tai, nu, aišku, yra tie lyderiai ir visa kita, bet ir vieną įsijungiu ir kitur. Aš anksčiau klausydavau, bet dabar nebe. Turinys, sakyčiau, lietuvių darosi. Nu, jau čia visi daro podcastus dabar. Žiūrėk, žinai, kai mes su mano draugė, ta, kuri gyvename ten, kalbėjom, kad taip, mes tos, kurios ne, aš tokio, tik tokio šokio nedarysiu. Ir už tai dabar gyvenam, kaip gyvenam, žinai. Ja, bet čia yra mums, man rodos, mūsų kartai yra tas, kad pamatai kokią nors madą naują ir kas čia per nesąmonė. Oi, aš kol spėju suvokt. Tada matai 16 kartą ir galvoji, nu gal nėra tai blogai. Pamatai 30 kartą, blem, aš noriu. Man taip yra su rūbais. Ir aš tada nusiperku galų gale skinny jeans, o jau madoj, jau... Tu žinai, kad dabar panas vaikšto su žemu liemeniu ir trumpom maikutėm. Taigi nepatogu. Aš pastaruoju metu, žiauriai nepatogu, aš pastaruoju metu važinėjau autobusais ir tiesiog, žinai, klausai podcast'o ir vat žiūri į aplinką, ne? Ir ten visos su uniforma, tiesiog visiška uniforma. Yra, bet mes nešiodavom tuos skinny jeans, o jos nešioja plačius, kurie nuo klubų yra tokie platus. Taip. Bet liemuo yra žemas. Mes irgi nešiodavom šitą. Nu, jo, tokie kaip reperio, tokie kažkokie. Skater. Jo. Tai va, bet liemuo žemas ir tada yra maikutė, kuri yra trumpa ir matosi bambos. Cropped up, dabar spėk. Visiškai yra tu, absoliučiai yra tu viskas. Jeigu išeitum kartais į miestą, kai aš ten išeinu, kartais gali mane pamatyti, panašiai, bet ne visai. Aš su mom jeans būnu ir jo, kropas tas. Ir man labai patogu, labai gerai. Aš miegu dabar su crop topu, tai čia yra žingsnis link galiausiai jo nešiojimo, bet aš ne. Aš tiesiog pavėluoju šitose reikaluose tikrai ne, bet aš manau, nes man reikia ilgiau laiko priprast prie to. Tai visiškai same, bet man atrodo, man yra mano amžiui nepadoru crop topą nešiot. Nu, bet pas mane džinsų limuo aukštas. Still. Man atrodo, man nepadoru. Ten 2 centimetrai pilvo. Dabar jaučiuos kaip prieš tėtį. Ne, ten nieko blogo. Gerai. Važiuojam šį vakarą. Aš tau papasakosiu apie Pietų kalvos prievartautoją. What? South Hill Rapist.
Aš galėčiau pristatyti, kodėl vat, aš šitą temą pasirinkau, panašiai. Pristatyk. Nebuvo labai didelių minčių arba daug labai variantų. Išgirdau, kad turėtų būti gera istorija, pradėjau researchint. Iš tiesų, jinai manęs, ne visai nuvylė, bet yra tų tokių, negražių vietų, nes, prievartautojas, tai vėlgi. Bet... Norėčiau paklausti, tu žinai, kokį mes podcastą darom? Yra negražių dalykų. No shit. Jo, vat, kaip ir tu stengiasi vis tiek parinkti kažkokią, nors kažkoks pozityvas iš to didelio šūdo, kad būtų, bent jau mano toks yra minčių grandinėlė tokia. Bet, gerai, yra kaip yra. Ir pažiūrėsim, kas iš viso šito gausis. Tai va. 1978 metais prasidėjo prievartavimų banga Spokane miestelyje, Vašingtono valstijoje, vietoje vadinamoje South Hill pietų kalva. Tai papasakosiu kelis pirmiau iš atvejų. Tai yra, pavyzdžiui, 19-metė mergina vardu Louis išėjo vakare apie 11:30 vakaro iš restorano, kuriame vakarieniavo su vyru ir draugais. Ji išėjo viena iš restorano anksčiau ir ėjo namo, paliko ten draugus ir vyrą. Apie 11:05 vakaro ją užpuolė. Pasakojo policijai, kad užpuolikas buvo plačių pečių, turėjo dull eyes, kažkokios, ne tai kad pilkos, bet tokios... Žinau šitą žodį ir žinau apie ką, bet... Ir aš nežinau, kaip išverst, bet iš esmės veido jį gerai neįsižiūrėjo. Kai jis ją sugrebė, jį pradėjo rėkti, jis užkimšo jos burną, sako nešauk. Ji palinksėjo, kad jo nešauks, kai jis vėl patraukė ranką, jie aišku pradėjo šaukti. Ir tada jis sukišo ranką ją į burną. Jis ją prievartaudamas jis klausinėjo jos klausimų. Ar jį mėgsta seksą? Ar jai patinka tai, ką jis daro? Baigęs jis jai prigrasino, kad niekam nesakytų ir pasišalino, policija nerado įtariamųjų. Kitas atvejis, vasario 9, 1981 metais, 20-metė mergina ryte ėjo iš autobuso, kai vyras iššoko ją iš už nugaros, sugrebė, sukimšo jai ranką į burną, bet šį kartą užsidėjęs ant rankos orkaitės pirštinę. Aš įtariu, kad jam gerai sukandžiojo biškį ir jisai nusprendė, jis vėl pradėjo savo šnekas, sakė, kad jis ją stebėjo kuris laikas, kažką pakomentavo apie tai, kaip jinai ten autobusais važinėja, kokiais maršrutais. Paklausė jos apie jos mokyklą, paklausė, ar jį masturbuojasi, ar jį... Prievartaudamas. Taip. Ar jį mėgsta seksą ir vėl paklausė, ar jai patinka tai, ką jis daro. Išprievartavęs ją jis dar masturbavosi, pavogė jos pinigus ir galiausiai pasišalino. Per kitus 2 metus Spokane policija pastebėjo didelį prievartavimų skaičius augimą mieste. 1978 metais jų buvo 49, 80 metais jų buvo 127. Dauguma šių prievartavimų turėjo keletą bendrų bruožų. Moteris pranešė, kad prievartautojas įkišo kumštį, dažnai su pirštinė ar orkaitės pirštinė į jų burnas. Jis taip pat kalbėdavosi su jomis prievartavimo metu, klausinėjo jų apie save, jis taip pat sakydavo, kad jei jos kam nors, ypač policijai papasakotų, jis rastų jas ir nužudytų, jis sakė, kad žino, kur jos gyvena. Tai vėl panašu, kad buvo sekamos, ten pakomentavo kažką apie autobusus, ten panašiai. Policija pradėjo įtarti, kad čia veikia serijinis prievartautojas, nes daugelis aukų buvo ką tik išlipusios iš autobuso arba buvo išėjusios pabėgioti. Pats prievartautojas dažniausiai buvo apibūdinamas kaip dėvintis sportinį kostiumą arba bėgiojimų drabužius. 80 metais policija suformavo specialią grupę tyliai, kad, nepraneštų, kad nesužinotų vis dėlto, kad čia jau vyksta kažkoks tyrimas. Ir vėlgi nenorėjo, kad miestas panikuotų, tačiau panika jau pradėjo kilti, natūralu, ypač tame pietinės kalvos rajone, kur vyko daugelis prievartavimų. Žmonės pradėjo kalbėti apie paslaptingo pietinio kalvos prievartautojo siautėjimą. Pietinis. Šiauliečiai. South Hill. Aš bandau lietuviškai, South Hill vis tiek. Chris Peck, miesto apžvalgininkas laikraščių The Spokesman Review, vienam iš 2 miesto laikraščių, kovo mėnesį 80 metais parašė straipsnį apie vieną traumuotą auką. Baisi šmėkla vėl apsilankė pietinėje kalvoje, apsirengusi bėgiojimo drabužiais, grasindama peiliu, ji vėl pradėjo pulti moteris viename iš prestižiškiausių Spokane rajonų. Moteris pietinėje kalvoje, susivienykite kartu, ieškokite užuominų, drąsinkitės atmerkti akis, pareiškite kaltinimus, jei galite, kitaip niekšai nugalės. Vėlgi, o vyrai ką? Man rodos, kad čia daugiau apeliuoja į tai, kad moteris dažnai nepraneždavo apie prievartavimus,
nes vis tiek neišaiškins, neras, šito kaltininko. Žinai, man dabar toksai klausimas, jeigu vis dėlto, kaip sakyti, iš pradžių buvo 40 kažkėlio, o po to jau 100, ne, kitais metais su viršum atveju. Ir visos jos, tarsi nieks fotoroboto nedarė, jokių bruožų. Tai va dažnai neįsižiūrėdavo veido. Iš 200 aukų ne viena, arba nesulibdė. Tik klausiniai. Panašu, kad taip. Geras pastebėjimas šiaip, bet panašu, kad taip. Nes po to aš dar, tau papasakosiu, kame čia esmė, bet jo, matyt, kad gal labai anksti ryte, gal tamsu, gal vėlai vakare, gal jis ten kokią kepurę užsitraukęs, gal net ir kažkokią maskuotę turėdavo, kokius ūsus prisiklijavęs ar kažkas, kad jo, kažkaip veidas buvo toksai, kad nebuvo taip, kad maždaug čia tikrai jisai, aš jį mačiau labai ryškiai ir aiškiai, tas kaip ir buvo trūkstama grandis tokia šiek tiek. Tada 81 metų sausį tas pats Spokesman Review laikraštis paskelbė žemėlapį, kuriame buvo parodytos prievartavimo vietos ir jų koreliacija su autobusų maršrutais. Kartu su istorija, kaip veikia pietinės kalvos prievartautojai. Tai čia galvoju, kad jų yra. Nes policija tuo metu turėjo teoriją, kad gali būti 3 ar 4 skirtingi prievartautojai. Tai va, jeigu tu negali tiek kartų, tai ir kitas negali. Sorry. Vėlgi, aš, žinai, kiekvieno iš tų 100... Jis autobuso vairuotojas? Gerai. Papurčiau galvą. Bet kiekvieno iš tų 140 aš, neaptarinėsiu. Nors šiaip būtų sąžininga, aišku, aukų atžvilgiu. Bet, jeigu vėlgi, imant, kad prieš tai buvo 49, po to 127, ne? Tai tie 49 vis tiek buvo, kažkieno atlikti. Tai nebuvo visiškai nematyta, kad ten 0 prievartavimų. Aš galvoju, kad čia vietoj konkrečiai jo. Ne, apskritai tame miestelį užregistruotų. Tai reiškia, kad vis tiek vykdavo tokie dalykai. Tai jo, galėjo būti kitų žmonių prievartavimai, bet galvoju, kad kodėl jie mane, kad 3-4 skirtingi prievartautojai. Tai arba jie buvo absoliučiai nekompetentingi policininkai, arba tas MO keitėsi. Gal ne visada pirštinės turėjo, gal dar kažkas, tokį. Bet aš labiau linkstu prie to, kad tiesiog yra nekompetentingi, nes tai nėra pirmas kartas Amerikos istorijai, ypač 80-aisiais, kada siautėjo vienas serijinis žudikas ir jie visai ką galvodavo, kad ne, čia turi būti 5, žinai, ir tam panašiai. Kad tokį dalyką susektum, tu turi varyti per nuobodžius duomenis, apklausų protokolus. Tingi. Kam gaiš laiką? Gal ir mažiau panikos? Taigi nieks nežudo, tik prievartauja, pačios prisiprašė. Jo, dar tas, kad nieks nežudo, tik prievartauja, tai čia 100%. Bet iš kitos pusės gal ir tos panikos nenori sėti, kad čia vienas žmogus, gal taip čia 4-5 nesusiję, čia tiesiog taip sutapo, toks. Žiūrėk, jeigu man sako, Vilniuje siaučia vienas prievartautojas, aš taip, bet dabar... Vilniuje siaučia 4-5, aš galvoju, eik tu savo, tai dabar jie ir mano, ir tavo rajone, ir kitam rajone mus apsups ir tuoj visas išprievartaus. Aš suprantu, man saugiau yra vienas. Vieno atsikratom ir važiuojam toliau. Teoriškai taip. Aš sakau, aš spekuliuoju, nežinau kodėl, bet jie tikrai mane, kad čia yra daugiau. Tai, žodžiu, iki to laiko miestas jau buvo pilnai pakliuvęs į panikos būseną. Vienintelis ramybės balsas buvo kilęs iš kito miesto dienraščio Spokane Daily Chronicle, kurio redaktorius parašė redakcijos straipsnį, kuriame sakė, tikimasi, kad kiekvienas vyras bėgiojantis nebus nukrapštytas nuo gatvių dėl kai kurių prievartavimo pranešimų. Man šitas labai patiko, prievartavimo pranešimų, teigiančių, kad prievartautojas buvo apsirengęs bėgiojimo drabužiais. Tas redaktorius buvo Gordon Coe. Čia yra svarbi pavardė, bet prievartavimo pranešimų eik tu nahui su savo prievartavimo, dėl prievartavimų. O ne tai, kad kažkas pranešė, kad čia kažkas kažką išprievartavo. Kas to čia užtrigerino? Mane trigerina visiškai. Čia tas pats, jos čia sako, kad čia kažkas čia vyksta. Darbo duoda, nors galėtų eiti ir tiesiog pasidžiaugt, kad kažkas atkreipia dėmesį. Nes žmonės čia savo ramiai bėgioja, čia dabar įtarinėja visokius bėgiojančius, žinai. Nes aišku, kad vyrui bus labai nepatogu būti, galbūt net į policiją atvezintam apklausą atlikti, žinai, bet visos tos, kurios prievartauja, tai... Jos praneša, kad jas prievartauja.
Kaip man ten sakė vienas žmogus. Čia jeigu, čia apie Lietuvą įvykius, jeigu ten tos nepilnametės pasakė čia po 3 metų, kad jas prievartavo, tai taip jas ten ir prievartavo. Eik tu. Tai va toksai dinozauras, dinozauro brolis čia pas tave yra, o čia irgi yra ponas dinozauras. Ir plemba, leisk, kad žinau, bet žinai, toksai vyras. Jo. Tai va, tai mes ant jo jau pykstam. Bet palauk, aš dabar dar truputį papyksiu. Bet jeigu prievartautų bėgikas vyras vyrus, aš netgi kartu lažybu, kad daug greičiau būtų išaiškinta. Šiaip yra buvus Amerikoje istorija, kada buvo serijinis žudikas, kuris gėjus puldinėjo, tai žiauriai ilgai nebuvo išaiškinta, nes gėjai yra antrarūšiai. Taip pat kaip ir prostitutės ir juodaodžiai kokie. Taip, gėjus, bet jeigu tu tiesiog eini, žinai, tavo žmona liko kaviniai, tu eini link mašinos ir tave išprievartauja ir per užpakaliuką, ne? Jisai nepraneštų visų pirma. 80-aisiais nepraneštų. Taip, irgi tiesa, bet įsivaizduok, kad praneštų, įsivaizduok, kad padidėja 2 tokių prievartavimų, ar ne? Tikrai mygom išsiaiškintų. Good point, bet nežinau, ar tikrai taip. Bet aš apie tai pagalvosiu. I'll get back to you. Lauksiu žinutės. Yeah. Vienas iš prievartavimo atvejų, 51 metų moteris bėgiojosi Hartfield aikštėje netoli mokyklos, bet tas prievartavimas pasirodė esantis raktas bylos išaiškinimui. Vasario 5, 6:30 ryte 51 metų moteris išėjo pabėgioti, pastebėjo vyrą bėgiojantį, kuris susikirto su jo keliais, ji dar netgi su juo pasisveikino. Labą rytą. Bėgikai taip daro. Ja. Ir kai jis buvo už jos, jis ją užpuolė, moteris rėkė, jis ją sumušė, vėliau sukišo pirštus jai į burną, jis sako, aš turiu peilį, ji juo nepatikėjo, šaunuolė. Priešinosi iš visų jėgų, 2 šaunuolė, jis jai vėl sudavė į galvą ir į pilvą, vėliau jis vis tiek privartavo ją ir sekė klausimai, ar ji nesigėdė, kad jis pažiūri ją ir ją mato. Tikino ją, kad jam labai to reikia, klausinėjo, koks tavo seksualinis gyvenimas su to vyru. Sakyčiau, sorry, kad Petriku, jis bent didelį palą turi. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad vyras pasakė, aš tau padariau paslaugą ir baigiau savo kelnes ir pabėgo. Bičių yra bėdų. No shit. Aiškiai yra bėdų, ne viena ir ne 2. Bet šita moteris gerai įsižiūrėjo jo veidą. Ir plus mokyklos valytojas pranešė, matęs tą rytą ten stovičią mašiną kažkokią ten, su neįprastais valstybiniais numeriais ar ten ženkliukais ten aplink. Ir Pakelsiu ranką, šitą noriu labai pasakyti, man taip yra keista, aš niekada tokio dalyko nepranešiau. Keista mašina stovi. Niekada. Mano sesė. O dėja taip. Ir va tas yra, toksai skirtumas. Ir tai gali būti ta vienintelė, irgi detalė, kuri kažkaip po to susieja. Bet aš pati tai niekada, keista, tai keista. Kiek kartų esu mačius šmirinėjančius keistus žmonės, keisti, tai keisti. Ok, važiuojam toliau, žinai. O galbūt jie ten kažką padarė? Taip. Dabar blogai jaučiuosi, bet vis tiek. Man yra pasibeldę į duris policininkai ir klausė, ar aš kažko neįprasto nemačiau, nes ten, žodžiu, mašiną apgadino. Bet, nelabai exciting stuff, bet iš kitos pusės kaip ir turi prasme, ne, kad eini per kaimynus. Ar tu girdėjai, gal kažkokią signalizaciją, gal kažkokius žmonės matei ten keistus. Niekada nežinai, kas gali praversti. Tai kai jau tavęs konkrečiai klausia policininkai, ar tą dieną, tą, žinai. Bet čia panašu, kad taip ir buvo, nes, žodžiu, tuo papasakosiu, nes tuo pat metu policija jau apskritai jie tyrė, kad ir kaip jie sako, kad čia keli prievartautojai ar kažkas, ne, bet iš esmės jie vis tiek kažką darė. Tai man rodos, kad gali būti, kad paklausė, ne tai, kad tas valytojas pats pranešė, o paklausė. Tai kažkokie neįprasti numeriai, panašiai, ir automobilis buvo registruotas Gordon Coe vardu. Gordon Coe yra tas pats straipsnio autorius, bet tas Gordon Coe jis vyresnis yra negu apibūdino aukos. Ten tėvas yra. Pasirodo, sūnus vairavo. Ten tėvas. Tai tu ką tik pasakai, kad šito redaktoriaus sūnus buvo tas prievartavo? Taip, nes jau yra metas pasakyti šitai. Tai pasirodo, kad vairavo 34 metų jo sūnus Frederick Harlan Coe, kuris mėgdavo vadintis Kevinu dėl priežasčių žinomų tik jam, ir 82 jis oficialiai pasikeitė savo vardą į Kevin, ir tai yra Kevin Coe.
The South Hill Rapist. Iš esmės, ta pati situacija, kokia buvo tam mieste, kad policijai, kaip visada tais laikais, trūko darbuotojų, bet visuomenės spaudimas labai didėjo. 800 metų pavasarį policija sukūrė Decoy Squad. Tai čia yra tas toksai, bet aš bandžiau tą normalų vertimą rasti, tai yra dėmesio nukreipimo būrys. Tai kaip jisai veikia? Jie paleido moteris, policininkės ir šiaip visą kitą, jie paleido moteris bėgioti, vaikščioti, bet jas pačias stebėjo policininkai, visą aplinką, visą aplinką aplink. Jiems užkliuvo tada, čia viskas vyko vienu metu, kur ten mokykloje pastebėjo tą mašiną ir tuo pat metu jiems užkliuvo Kevin Coe, pastebėjo tą mašiną vis važinėjančią aplink tą Decoy Squad, tas moteris. Kevin, jisai visiškai neįtartinai elgėsi, išlipa iš mašinos, užlenda už medžio, žiūri į tas moteris, kurio, ta masalą tą. Tada grįžta į savo mašiną, nuvažiuoja, kaip ir jisai to ne vieno nusikaltimo nepadarė, kol jie, stebėjo, bet matė, kad jisai tartinai elgėsi. Kad jau reikia stebėti. Jau. Taigi, truputėlį informacija, apskritai policija galiausiai vis tiek išsiaiškino, kad čia yra Kevin Coe, informacija apie jį. Gimė 47 metais, tėvas buvo žurnalistas, tas pats, kuris tą straipsnį parašė, po to tapo redaktorium, tarnavo Antram pasauliniam kare, mama buvo modelis, bet šiaip buvo didelė keistuolė ir šiaip toks eksponatas. Tas Kevinas Antram pasauliniam dalyvavo? Ne, jo tėvas. Aš pasakoju apie tėvus. Okay. Jinai meluodavo, iš kur jinai yra kilusi. Prisigalvodavo akcentų. Buvo komentarų, kurie sakė, kad jos santykiai su sūnum buvo keistoki. Tai yra, kad jie buvo daugiau kaip pora, o ne kaip mama su sūnum. Fui. Ne. Jinai turėjo pet names Kevinui. Tokių. Kiškutė? Aha. Tu nafik šlikštinė tu. Tai kaip ir sakiau, tie santykiai, pavyzdžiui, net kai Kevinas jau buvo suaugęs ir gyveno atskirai, mama reikalavo, kad kiekvieną valgį jis valgytų pas ją namuose. Pats Kevinas, jisai buvo susitvarkęs, prisižiūrėjo savo higieną, šiaip buvo visai simpatiškas, bet kartais būdavo... Ypač mamai. Ypač. Bet būdavo epizodų, kada jis pasirodydavo su treningais, lyg nesiprausęs kelias dienas, o po to vėl visas susitvarkęs ir kvepintis. Žodžiu, tokie amerikietiški kalneliai, žodžiu, kažkas... Bipolinis... negaliu sakyti, nes tai ne kelios dienos su savaitės turėtų eiti, bet... Kažkas smirda. Kai jam buvo 20 kelis, pradėjo dirbti nekilnojamo turto srityje, bet kadangi buvo jaunas, nepatyręs, jam sunkiai sekėsi. 72 metais, kai Kevin buvo 25 metai, jis vedė merginą vardu Jennifer. Ji vėliau sakys, kad vedybinis gyvenimas buvo komplikuotas nuo pat pradžių. Visų pirma, tai Anita Ruff. Kaip netikėta. Kuri mėgo kontroliuoti jų gyvenimą. Šiaip kartais sakydavo, kad jos Kevinas vedė blogą merginą. Be abejo, nes niekas netiks jos Kevinui. Jie buvo susituokę 7 metus. Jennifer pasako, kad Kevinui jo tėvai nuolat duodavo pinigų, kuriuos jis prašvilpdavo, o vėliau eidavo vogti, pavyzdžiui, iš parduotuvių, maistą tiesiog namo nešt. Kevinas jisai dirbo tuo nekilnojamo turto agentu, bet jisai nepadarydavo jokių pardavimų. Jam tiesiog nesisekė. Jisai buvo lopas, lodorius buvo, tiesiog. Nes mama neparodė kaip. Ir iš esmės jis gyveno iš tėvų, nes tėvo mašiną vairavo, iš tėvų babkės gaudavo. Kaip liūdna, bet vėl, žinai, kaip vyrui, kad ir koks ten tas jo ego yra susiformavęs, bet tai yra toksai pažeminimas. Jeigu taip klišėm ar ne kalbant, bet, Freudas turėtų ką pasakyti, tai tikrai, tarsi taip, ne tik, kad mamytė viską valdo, bet tu savo nieko neturi, tu savęs nerealizuoji kaip vyras. Ir jisai, aš vėliau dar daugiau pasakysiu, bet jisai išoriai jisai pasakodavo, kad jisai yra didis ir panašiai, bet jisai buvo tiesiog visiškas nevykėlis, ne? Nes teoriškai jisai čia dirbantis, jisai čia viską, bet praktiškai... Bet tą disonansą jis vis tiek pats turėjo labai puikiai jausti. Tai įdomu, kodėl nuvažiavo jam stogelis. Ir tada prievartauti moteris kaip kontroliuoti. Dėl to man pasirodė tokia visai įdomi tema. Aš pagalvojau, kad tu tikrai turėsi ką pasakyti. O Dieve, man jau viskas, man jau seilės kaupėsi ir aš jau mąstau, tai jei ne šitą diagnozę, tai važiuojam. Seilės kaupėsi. Okay. Taip pat, kaip, sutapimas, kad apie 70-uosius Kevinas pradėjo bėgioti
bet aišku, jisai nebėgiojo, o tiesiog medžiojo. Tai galiausiai policija suėmė Kevin Coe. Suėmimas sukėlė didelę sensaciją, nes tėvai yra kaip ir tokie Gerbiami. Upper mid class ar panašiai, žinai, jo, gerbiami. Tada visas tas laikraštis irgi ten maždaug, nes ten tas tėvas redaktorius buvo panašiai. Tai kaip ir kainavo jo tėvui karjerą, jisai galiausiai išėjo pensiją, jisai pasiėmė atostogų, po to išėjo pensiją. To kito laikraščio Spokesman Review žurnalistai netrukus atkasė detalę apie Kevino Coe gyvenimą, parašė straipsnį, kad Kevinas jis save įsivaizdavo kaip radio DJ, naujienų redaktorių, žiniasklaidos žmogų, bokso čempioną ir autorių. Jis savarankiškai išleido knygą pavadinimu Seksas Baltosiuose rūmuose su paantrašte, nes galų gale politika yra purvinas verslas. Kokios spalvos mamos mėgamasis? Labai specifinis klausimas. Aha, žinau, bet galvoju tiesiog. O koks turėtų būti? Baltas? Na, baltas, tai ką? Jo knygos pavadinimas? Ai, aš galvoju, tu klausi manęs klausimo. Ne, čia toksai. Ai, nu gerai. Bet, jo, okei. Jis atrodė pasipūtęs, pasitikintis savimi, linkęs į grandiozinius teiginius apie savo fizinę ir seksualinę galią. Ką Jennifer apie tai? Jenniferė daug nesakė apie tai, bet sakė tos moteris, kurias jisai prievartavo. Ir iš tų kelių Kas istorijų... nelabai skaudėjo, ne? Iš tų... Atsiprašau. Labai nejautru iš mano pusės, bet čia tiesiog ant bairio. Iš esmės, viena iš tų istorijų tai buvo, kad jisai, žodžiu, kaip jisai prievartaudavo. Aš nelabai norėjau veltis į detalės, nes aš labai bijau, kad aš kažkaip nejautriai apie tai papasakosiu. Bet iš esmės bendra tų 3-4 istorijų bendra tokia buvo tas, kad jam kaip ir buvo bėdų su atsistojimu. Dieve, lūzeri, tu. Aha. Ne tai, kad tai yra, atsiprašau, iškart pasakysiu, ar ne? Ne tai, kad tai yra, o Dieve, tavo neatsistoja. Ne, visi ten patiria problemų ir visa kita, nu visi. Tai yra normalu, bet mes kalbam dabar apie mamičių, aišku, vėl mama kalta, visų pirma, bet mamičiuką, kuris įsivaizduoja esas kažkas, kuris turi teisę prievartauti ir ar tau patinka, nežinau, aš to centimetro nejaučiu, kaip man pasakyti, ar man patinka ar ne. Ta prasme, čia nepagarba aukom, čia yra tai, kad gal tu pameni, pas mus prie mokyklos buvo šitas, kaip tie? Bybnikas. Nu, pavadinkim taip, pamiršau dabar. Tie, kurie rodo savo genitalijas. Aha, bet pas mus buvo prie mokyklos. Taigi ne, šito ne. Ai, nežinai? Nepamenu, arba nepamenu. Vardą dabar nesakysiu, bet aš pamenu, kad jisai tenais būdavo ir aš asmeniškai jo nemačiau. Bet po to pasakojo, kad tipo, kažkaip ten, kai visuomet kelios mergiotės parūkyt ir taip toliau, žinai. Ir jis, žinai. Ir kad jį tiesiog pradėjo žvengti, kad koks mažas. Ir kad jis susipakavo ir šovė lauk, žinai. Tai taip pat mano draugė irgi, nes Saulėtekis garsėjo apskritai miškeliu, kur pilna jų. Ir jisai sakė, buvo toli, bet jisai ne tai, kad rodė, jisai tiesiog... Ekshibicionistas. Ja. Mano smegenys tiesiog visą laiką tuo metu. Nieštėjo, ne? Tai, žodžiu, jisai, kaip jinai jį matė, tai jisai tiesiog stovėjo miškelį, nusileidęs kelnes ir jisai masturbavosi. Ir jinai eina į paskaitas ir girdi tokį kaip, Ne, jinai girdi dėmesio atkreipimą. Ir jinai šaunuolė labai gerai sureagavo. Tais laikais, aišku, buvo, nežinau, 2000 ten žodžiu, mobiliakai su 2 megapikselių kamera. Jinai išsitraukė telefoną ir pradėjo filmuoti, ar vaidinti, kad filmuoja, fotografuoti. Jam vienodai buvo, jis toliau varė, žinok. Bet jinai labai gerai sureagavo, jinai bandė jį pašiept, kad, maždaug aš čia... Bet ne, jam buvo viskas tvarkoje. Šitai nebūna prievartautojai dažniausiai, tai jo, pagal statistiką. Bet tai kalbant apie, žodžiu, tą Kevin Coe, tai, žodžiu, jam kaip ir buvo bėdų su performansu. Vat aš tau pasakau, kad vienoje vietoje jis baigė savo kelnes, kitą kartą jis lyg ir pats savo ranką kažką ten darė. Ir, žodžiu, ten viena mergina pasako, kad jisai nusisukė, sakė, come on. Net įsivaizduoju šitą ir tą neviltį. Davai, prašau, Jo, ir dar jisai, tas moteris merginas, jisai iš pradžių grabinėjo, kad kažkaip jau sukeltų savo, žodžiu,
kodėl jie tokie lochai, žinai? Kur neparodysi mamai, apskaitai kaip žmogaus, ta prasme, ne taip kaip prievartauja, Dieve, mano, kuo toliau kalbu, to blogiau tai skamba, bet... Jo, aš galvoju, baig kažkaip, prašau. Bet aš šiaip tiesiog, suvokia apie ką aš. Aš suprantu, kad... Kodėl negali būti bent jau, nežinau, tiesiog turintis tokių polinkių, bet kažko pasiekęs chirurgas. Ne, jis bus tas, kuriam nestovi, kurį mamytė tvirkino ir kuris šiaip yra lopas. Gal dėl to, kad normalų žmonės to nedaro, ne? Ar gali tai būti? Taip. Negražu, aišku. Sakau, aš labai... Ne, o kas čia negražus, nors jie yra nenormalūs. Aš bijojau labai eiti detalės šitoj vietoj, nes bijojau pasirodyti neutri. Aha. Nes, šitoj vietoj, kaip tu sakei, prievartavimas yra šiaip vienas baisiausių dalykų apskritai. Taip. Tai yra, aš neįsivaizduoju, kaip po jo reikia atsigauti. Ir... Kaip eiti po to į santykius. Jo, bet aš daugiau, kad ir nelabai, aš daugiau norėjau parodyti, ant kiek, fucking šiukšlė. Tiesiog šiukšlė, kažkoks mažabybis, kuriam tas mažas bybis net nestovi. Minkštabybis. Žieželis. Ir su kažkokia mamytė, supranti, prieš akį ar užnugarį, ar kaip pavadinti, žodžiu, tiesiog šiukšlė, tiesiog visiškai šiukšlė. Tai gerai, tęsim. Taip. Jisai, kaip sakiau, jis ten, o Jėzau, ten bilia kokią galią turi savo seksualinę ar ten panašiai. Piau. Savo mintį tikrai, piau, tikrai turi. Tačiau jisai, kaip ir sakiau, buvo nemotyvuotas, nekilnojamo turto agentas, kuriam visiškai nesisekė, gyvenantis tėvų sąskaitą. Va čia yra bėda šitos visos istorijos, kad daug aukų buvo hipnotizuojamos, kad prisimintų užpuolimą. Okay, ir kai kada moteris tik po hipnozės atpažindavo Kevin Cole iš to line-up, kai sustato 5 žmonės, iš jų vienas yra, aš nežinau kaip lietuviškai vadinasi, tas, kur yra užpuolikas, ir jos tada beda pirštu, kad... Bet 80-aisiais hipnozė buvo legit. Hipnoterapija ir dabar yra legit. Bet jinai buvo naudojama teisme, kad, tai va. Tai žodžiu, jam buvo, Kevin Cole galiausiai buvo apkaltintas už 5 prievartavimo atvejus. Tik tais? Tik tais, taip. Kodėl? Gerai, toliau pratęsiu. Bet jisai buvo paleistas už užstatą. Mamas matė? Įtariu tikrai taip. Įrodymai prieš Cole buvo gausus ir netiesioginiai. 800-aisiais nebuvo DNR, prievartavimas dar tais laikais buvo toksai, irgi dar klausimas, ar nusikaltimas, toks vos nežinai, ar ten jinai ten vos ne pati prisiprašė, panašiai. Išprievartavimas buvo nusikaltimas, išprievartavimas nebuvo nusikaltimas, jeigu tai yra sutuoktiniai tada. Bet turiu omeny, kad vos ne čia pati prisiprašė, gal ne čia. Tai čia panetkės daugiau, bet jau jeigu eini į teismo salę, tai tai yra nusikaltimas. Tai realiai išdrįso 5 moteris tiesiog eiti į teismo salę ir pasakyti, nors tų išprievartavimo daugiau, bet nesugebėjo visų įrodyti, kad būtent yra tas Kevin Cole, nes vėlgi yra, turėjo pirštinę, ne? Toks, žinai, toks, žodžiu, nebuvo pakankamai įrodymų tais laikais. Dabar yra DNR, dabar yra tas rape kit, visa kita, bet tada, Ir tai sunku įrodyti. Kiek bausmės už 5? Leiskite pratęsti man savo istoriją. Įrodymai prieš Kevin Cole buvo gausus, bet daugiausia netiesioginiai. Policija ir prokurorai tikėjo, kad jis buvo atsakingas už daug daugiau prievartavimų, negu kad atsinešė į teismą tuos 5. Cole gynyba, kuriai dirigavo pats Kevinas, nes be abejo, nes jisai pats geriausias ir nuostabiausias, buvo pagrįsta visiškų neigimų. Jis tvirtino, kad visa tai yra milžiniškas tapatybės klaidos atvejis. Jis pasirinko viešą gynėją kaip savo advokatą, greičiausiai manydamas, kad taip lengviau kontroliuos savo gynybą. Kai jo advokatai siūlė dėrėtis dėl hospitalizavimo vietoj kalėjimo, tai jis atmetė šią idėją, sakydamas, aš nesu seksualinis psichopatas ir aš nesu kaltas. Teismas prasidėjo 81 metų Liepos 20 dieną. Spokane miestelėje buvo sunku rasti nešališkų prisiekusiųjų. Nes buvo sunku gal rasti nesusijusių kažkuo su išprievartauta. Tai tiesiog visas miestelis visiškai gyveno visu šituo įvykiu. Tai todėl prisiekusiųjų grupė buvo suformuota Seattle ir atvežta į Spokane.
Abu Kau tėvai liudijo jo naudai. Ruth, mamytė, suteikė savo sūnui alibi už kiekvieną prievartavimo atvejį. Jūs tuo metu žindojai papus? Nekenčiu tokių motinų ir tiek. Tiesiai į mikrofoną, taip gerai surėkiau. Bet gerai, laikyk savo papus, nes šitas irgi neblogas yra. Beje, gal tu žinai, dabar toksai off topic, bet kokio dydžio tas miestelis? Negūglinau. Negūglinai, ne? Žinai, ar čia, Šiauliai, ar mes turim 2 Vilnius? Bet žinai, ten Amerika, ten irgi kas yra mažas, kas yra didelis miestas. Tai už tai, turim į populiaciją, žinai. Negūglinau, bet tarkim. Ruth suteikė savo sūnui alibi už kiekvieną prievartavimo atvejį. Ji teigia, kad sūnus dažnai būdavo namie su jais. Ji teigia, kad ji ir sūnus iš tikrųjų bandė suimti pietinės kalvos prievartautoją kaip piliečiai savanoriai. Jis sakė, kad jie abu keletą kartų išvyko automobiliu į savo stebėjimo misijas. Sūnus bėgiodavo, o aš sekdavau važiuodama automobiliu labai lėtai. Mums nesisekė, todėl pasidavėme. Ji teigia, kad tai paaiškintų, kodėl jis ir jo automobilis dažnai buvo matomi netoli ten autobusų stotelių ir visa kita, ir apskritai nusikaltimo vietų. Bet mintis nebloga. Tarkim, bet I call bullshit labai stipriai, bet, ir tarsi, nes čia ir yra bullshit. Tačiau, jo buvusi žmona liudijo prokuratūrai ir pasakojo apie jo įtartiną elgesį, paslaptingas žaizdas ant veido, būdavo apdraskytas ir panašiai. Ir tai, kad kartą jį rado plaunantį orkaitės pirštinę 7 ryto. Nešvari gal buvo, po kūgelio. Kevinas liudijo savo naudai. Aš nežinau, kaip tiksliai išversti, tipo, už save, žinai, kai kviečia liudytojus tiek prokurorai, tiek gynėjai, tai jisai gynėjų pusėje, žinai, liudytojų. Čia yra tas toksai. Tarp pasakojimų apie visą savo gyvenimo istoriją, didelės dalis, kurios buvo absurdiškai perdėtos, jis griežtai neigia, kada nors turėjęs pirštinės, orkaitės pirštinės, megztą kepurę ir žinoma, kada nors ką nors apskritai prievartavęs. Čia cituoju iš vieno iš straipsnių, kur aprašinėjo, nes visi teismai buvo vieši ir labai gausiai aprašomi ir medijoje visur. Jo mama sėdėjusi teismo salės gale šypsojosi ir linkčiojo, kai jis pateikdavo savo argumentus, o kartais garsiai atsidusdavo arba tyliai ką nors pasakydavo. Tai man tai panašu dėmesys į mane, aš esu, aš pati svarbiausia. Aš tiesiog taip įsivaizduoju. Tokia, žinai, kulnai 12 semus, ne, daugiau, ką čia, žinai, dar su platformom modelis buvo. Blondiniški plaukai, žinai, jo, toksai korsetinė, žinai. Bet tiesiog dėmesys, duokit man dėmesio. Ir šiaip, my boy, yeah, that's tokia, my boy. Aha, tokia, žinai. Spank me, mommy. Bet nepaisant visų tokių labai prastų gynybinių dalykų, 81 Liepos 29 dieną Kevinas Kau buvo nuteistas už 4 1 laipsnio prievartavimo atvejus. Kur 5 pabėgo? Pabėgo. Žinai, kai yra nuteisę ir tada praeina kažkiek laiko, kol skiria bausmę, tai tada Kevinas ir jo tėvai išsigando, kad Kevinas keliaus į kalėjimą, nes jie buvo visiškai įsitikinę, kad tipo jis nekaltas ir viskas čia yra tvarkoje. Pala, čia yra, žinok, čia dar toliau. Čia dar mes tik pusiaukeliai. Aš tiek klausimų turiu, žinok. Mes dar tik pusiaukeliai. Prokuroras iškėlė dar labiau neraminantį bausmės variantą. Jis pažymėjo, kad valstybės įstatymai vis dar leidžia nuteistiems prievartautojams būti kastruojamiems. Tai kad nėra ten ką kastruoti. Still. Taigi, Kau šeima griebėsi paskutinio šiaudo, kad teisėjas nuteistų jį kaip seksualinį psichopatą. Jo pimpaliuką. Kaip seksualinį. O, Jėzau, tik dabar dašilo. Jo, griebėsi iš paskutinio šiaudo. Kad teisėjas nuteistų jį kaip seksualinį psichopatą. Tai reikštų, kad jis būtų išsiųstas į valstybinę psichiatrinę, o ne į kalėjimą. Bausmės skirimo etape Kau šeima pasamdė Carl Maxey,
Žinoma ir prieštaringai vertinimas Pokein pilietinių teisų advokatą, Meksi, kuris buvo šeimos pažįstamas, girdėjo teisėją nurodant galimybę, kad pripažinti seksualinį psichopatą viename iš ankstyvųjų bausmės skyrimo posėdžių ir tikėjo, kad jis galėtų taip pat priversti teisėją tą padaryti. Strategija vis dėlto buvo rizikinga, nes Kau visą laiką kaip ir neigė savo kaltę. Teisėjas anksčiau sakė, kad negali rekomenduoti seksualinio psichopato pasirinkimą, nes Kau visiškas neigimas rodė, kad jisai nėra linkęs į gydymą. Taigi Meksi suorganizavo, kad daktaras Robertas Veltzeris, žinoma seksualinės psichopatijos srities psichiatras, dar kartą apklaustų Kau. Šį kartą Kau prisipažino Veltzeriui, kad įvykdė vieną iš išprievartavimų ir būtų pasiruošęs priimti gydymą dėl savo seksualinių problemų. Bet netgi tada, Kau buvo gudrus dėl savo prisipažinimo, jis pasakė psichiatrui, kad kabutėse pavydėjo pietinio kalvos prievartautojui, žodžiu, čia ne jisai, ir įvykdė kabutėse imitacinį prievartavimą. Vis dėlto, kai... 10 centimetrų neužteko? Jisai nekaltas. Man tas buvo pikta šitoj vietoje, nes yra labai labai daug aukų. Ir bent jau jisai galėtų atsiprašyti, pripažinti viską, jisai iki pat galo. Aš tai galvoju, matai, ar jisai pats yra neigime, ar jis tiesiog neigia, kad išvengtų bausmės, čia yra truputį skirtumas. Čia yra neaišku, šiaip, bet kokiu atveju nelabai rūpi, ką jisai galvoja, ne? Jo, šiaip ar taip tu prievartavai, dek pragare. Jo, dek pragare, šūdo gabalas, mirk, bet tas toksai, kad bent kažkokio turėti apgailestavimą ir viską, ne, ir tiesiog neigia, kad to nebuvo, čia netiesa ir panašiai. Jeigu tu psichopatas arba sociopatas, tu tiesiog empatijos neturi. Tai... Jo, bet čia lyg ir nepanašu į kažkokį, Ne, kodėl? Jeigu sako seksualinis psichopatas, jeigu tokia jam bando, okay. Ne? Nes jis, kai prievartaudavo, jis klausdavo, ar tau patinka, ką aš darau. Jis nesuvokė. Aš apie tai nepagalvojau. Okay. Vis dėlto galiausiai daktaras liudijo bausmės skirimo posėdžio metu ir atskleidė, kad Kau kaip ir prisipažino, kaip ir norėjo gydymo, bet, žodžiu, ta visa taktika nesuveikė. Ir ačiū Dievui, 81 metų rugpjūčio 17 dieną per tiesiogiai transliuotą televizijos posėdį, nes taip anksčiau būdavo, bet anksčiau tai būdavo, nes daugiau žiūrėti nebuvo ką. Teisėjas paskelbė savo nuosprendį. 20 metų laisvės atėmimo bausmė, antra bausmė 25 metai, trečia bausmė 30 metų, ketvirta bausmė iki gylos galos. Tai kaip ir tada susisumuoja visai normaliai? Visai normaliai, bet tu palauk, šitą istoriją dar nesibaigia. Per 2 mėnesius Kau buvo išsiųstas į pataisos centrą, o vėliau į Vala kalėjimą. Jo, bet skamba labai linksmai. Man tai tokia Havai. Ir, žodžiu, vis tiek galiausiai, kad ir ten Kau sakė tam daktarui, kad ten tą imitacinį prievartavimą įvykdė ir panašiai, vis tiek Kau grįžo prie to, kad jis yra nekaltas ir sakė, kad jo prisipažinimas buvo apgaulė. Žodžiu, grįžo prie visiško neigimo. Bet turiu klausimą, jeigu jis sako, aš atlikau imitacinį prievartavimą, kurią auką jis nurodė kaip tą, su kuria tai atliko? Nežinau. Ir kaip tada jų pasakojimai? Nes kas yra imitacinis? Kur tu tiesiog užpuolė ir pasitrini? Ne, imitacinis, kad jis imitavo tą užpuoliką, kuris įvykdė visus prievartavimus. Atlikai prievartavimą. Ne, taip, tu atlikai prievartavimą. Bet kad jisai buvo copycat, vadinamasis tas. Tiesiog aš ne po šitų nikų, žinokit, veikiu. Gal jisai bandė pasakyti, kad ne tuos 5, o 1. Žodžiu, čia logikos tai nelabai yra visame tame kame. Palauktų dar, žinok, laikyk savo papus, nes aš tau dar pasakosiu apie dalykus. Pokalbyje su nepažįstamu asmeniu po kelių mėnesių Ruf Kau, mamytė, pasakė šios žodžius, cituoju: aš noriu, kad prokuroras ir teisėjas būtų pašalinti. Šis pokalbis buvo užfiksuotas. Taip, ponė. Nes tu nori, kodėl ne? Šis pokalbis buvo užfiksuotas todėl, nes nepažįstamas asmuo iš tikrųjų buvo slaptas policininkas, dirbantis po priedangą. Jis apsimetė smogikų po to, kai policija gavo pranešimą, kad Ruf nori sudaryti sutartį dėl teisėjo ir prokuroro pašalinimo. Miestelėje, kurio populiacija yra... Jep. 154 000. Nėra pačios šviesiausios lemputės parduotuvėje, bet tai va. Cituoju pokalbį. Slaptas pareigūnas.
mes kalbame apie tą patį dalyką, tu nori, kad tie žmonės, Ruf, dingtų. Mirė? Mirė, taip. Jei turėčiau savo valią, aš padaryčiau, kad tas prokuroras taptų visišką daržovę. Kad jis niekada nebūtų niekas kitas, tik daržovė. Kad jį turėtų visam laiku prižiūrėti. Ir jis gyventų taip amžinai. Ir teisėjas, tiesiog pasakyk, ko nori. Na taip. Ir kad tas teisėjas, aš norėčiau, kad jis dingtų, mirtų. Iš tiesų norėčiau, kad abu būtų mirę. Tik kad su Brockett, tai čia prokuroras, aš manau, kad jis apie 46 ar 47 metų. Ir jis buvo tiek šrikštus. Ir mano jausmai jam yra, aš norėčiau, jog jis taptų tiesiog nesąmoninga daržovė, kurią reiktų prižiūrėti visą likusį jo gyvenimą. Jo šeimai reikėtų prižiūrėti visą likusį gyvenimą. Turiu omeny vystyklus ir visą kitą. Kiek tu supuvęs turi būti? Pasakyk, kad ir ją nuteisė, prašau, pasakyk, to prasme, what? Šita istorija turi viską. Kaip aš nekenčiu tokių žmonių? Ruf buvo suimta kitą dieną, kai jį perdavė pareigūnų $500 užmokestį. kad nuknetsintų. Išpardavimas. Kai pareigūnai ją... Už vieną kainą. Čia buvo... Ne, šiaip $500 80-aisiais buvo lygų 20 000 šiais laikais. Tikrai nemanau, kad tiek daug, bet... Bet turiu omeny, kad visai kiti pinigai. Ten, blemba, ten tada kainuodavo ten kelis centus, ten cigarečių pakelis. Gerai, nesvarbu. Kai pareigūnai ją pasitiko aikštelėje ir suėmė dėl 1 laipsnio žmogžudystės organizavimo, jie nusivylusi sumurmėjo, aš taip ir galvojau. Tu galvojai, wow. Aš viską žinau, aš taip ir galvojau. Tada, kai pradėjai prievartauti savo vaiką ar po to? Žinai. Viską jinai galvojo ir žinojo, žinai. Ruf teismas buvo tikras šou, per daug apie tai nesiplėsiu, bet, pavyzdžiui, teismas turėjo padaryti pertrauką, nes Ruf vienu metu buvo pagulyta į ligoninę, kad ją prižiūrėtų, nes ji... Tapo darža? Ne, kad nenusižudytų. Teku. Tas Suicide Watch. Why not? Ten jinai buvo tokia ekscentrikė, taip, dėmesio centras. Izoliuokit ją ir tiesiog pamirškit išverti batraiščius. Žmogiška klaida, ką padarysi? Bet šita vieta tau labai nepatiks. O prieš tai patiko viskas. Jo, bet štai ypatingai nepatiks. Ruf pripažinta kalta, bet gavo labai švelnią bausmę dėl diminished capacity defense. Aš pagūlinau, kas tai yra. Lietuviškai būtų sumažinto pajėgumo gynyba arba alternatyvios atsakomybės gynyba. Tai yra teisinis argumentas, kurį naudojant siekiama įrodyti, kad kaltinamasis negalėjo pilnai suvokti ar valdyti savo veiksmų dėl psichinės būklės ar kitų sąlygų. Todėl jo atsakomybė už nusikaltimą turėtų būti sumažinta arba visai neturėtų būti nuteistas. Čia tada, kai ieškojo smogikų, kurie... Nes jį nesu... Man, sorry, tai skamba apie tai, kad yra planavimas, yra paieškos, yra pinigai, yra konkretus norai išreikšti, vienam vienokie, kitam kitokie, netgi paaiškinta, kodėl. Tuosme, man tai... Bet galima... Čia jau mano... Kiek gavo, palauk? Jinai gavo ten... Galiausiai jinai vos negavo metus darbų viešųjų, kažkas tokio. Jo. Nes ten yra tas bausmės atidėjimas, ten kažkas, tokia... Arba tas teisėjas, kuris jai skyrė bausmę, bijojo, kad ir jį bandys daržovę. Ne, žodžiu, šita vieta yra tokia įdomesnė ir kaip ir buvo sutikta labai prieštaringai, bet jo, iš kitos pusės aš nemanau, kad jinai buvo tikrai labai, didelis, kaip čia pasakyti, teroristas šiuo atžvilgiu, kad jinai tikrai ten būtų kažką padariusi. Jis ketino sumokėti. Jo. Tiesiog, kad papuolė ne ant tikro, o ant agento. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, aš nežinau, kuri motina nesupranta, kad meilė plėšt su savo vaiku yra tinkamas dalykas. Visos žino, kad tai nėra tinkamas dalykas. Tai tu pasirenki tai daryti, ne? Tai aš manau, kad jie visiškai pilnai yra atsakinga už savo veiksmus. Vėl, gerai, nežinau, nebuvau įvertinimo nedariau ir taip toliau, ne, bet iš to, ką tu pasakoji. Ir iš kitos pusės man toksai dabar nemalonumas perėjo net per pečius, nes kiek tokių žmonių yra tiesiog nepakliuvę ir jie vaikšto tarp mūsų, žinai. Aišku, taip, Lietuvoje, mylėkim savo šalį, to yra tikrai daug mažiau. Amerikoje? Bet, žodžiu, yra kaip yra, jinai ten po to galiausiai, jinai savo gyvenimą užbaigė kaip ir
tyliai ramiai, daugiau nebeturėjo savo išsišokimų, bet toks Nes kito dalykas. vaiko neturėjo. Tačiau, kol istorija toli gražu dar nebuvo baigta, 84 metais Vašingtono valstijos aukščiausiasis teismas panaikino visus 4 Kevino Cole nuteisimus, teigdamas, kad daugelis liudytojų ir aukų buvo hipnotizuoti. Ir jie buvo. Siekiant jiems padėti atkurti prisiminimus ir kad tai yra netinkama teismui, buvo nurodyta surengti naują teismą, šį kartą Sietle. Aukos buvo grąžintos liudyti ir dar kartą turėjo išgyventi visą tą savo siaubą. Aha, jau čia tretinė viktimizacija, bet tu man pasakyk, o tai dabar jau gali liudyti ir tada jau nebebus paveiktos hipnozės? Įrodymai, kurie buvo teisme priimti, kada aukos buvo paveiktos hipnozės, buvo priimti kaip normalūs įrodymai, o dabar tie įrodymai nebegalioja, nes jos buvo paveiktos hipnozės. Tai tu neteisme esi užhipnotizuotas. Ne, bet still, hipnozė... Gerai, tai dabar yra naujas teismas ir tu sakai, kad jo, aš lieku ties savo žodžiais. Bet, pavyzdžiui, aš jo veido nemačiau. O tik po Bet tu hipnozę nebegali pasakyti, kad, nes tu dabar jau žinai, jau tai yra įėję į tavo psichiką. Bet man įėjo į psichiką tik tada, kada aš, Tai gerai, tai tik tada po reiškia, hipnozės tavęs papildomai antrą kartą liūdį dabar negali kviesti, nes tu jau po hipnozės. Teoriškai jo, bet čia 80-ieji. Tai, Tiesiog, žinai, čia veikiausiai atėjo naujas teisėjas ir sako, reikia kažką bet čia aukščiausiasis teismas. Žodžiu, ten, kadangi buvo visokios tos apeliacijos ir panašiai, tai aš žinau, nesiraukyk, it's bad. Bet palauk, spoiler alert, graži pabaiga laukia. Jis susilaukė su mama vaikų? Aš nenustosiu. Nenustosiu šitoje vietoje. Aukos, man tas labai, aš noriu tą pabrėžti, kad aukos turėjo išgyventi dar kartą, vėl eiti liudyti, kada tu norėtum gyventi toliau, pamiršti, palikti po savęs, tave vėl iškviečia, vėl turi prisiminti, pasakot prieš visus, žiūrėti tą šiukšlę į akis, ir pasakot visus dalykus. Čia siaubekas visiškas. 85 vasario 12 Kevinas Cole ir vėl buvo nuteistas už 3 dabar išprievartavimo atvejus, nubaustas kalėjimo iki gyvos galvos ir dar 55 metai, nes pas juos taip vyksta. Tačiau, hipnozės klausimas vis dar metė šešėlį ant bylos. Ir 88-ųjų sausio 29 dieną Vašingtono valstijos aukščiausiasis teismas dar kartą panaikino 2 iš nuteisimų. Trečiasis nuteisimas, tos moters, kuri tikrai matė jo veidą ir kuri matė, ir kuri jai nereikėjo hipnozės, visa kita, jisai buvo paliktas galioti, jam buvo skirtas 25 metų bausmės laikotarpis. Teoriškai Cole galėjo būti paleistas po 4 metų, nes jis jau atsėdėjo. Bet aš sakau, twists and turns. Žinai, kur aš, Bet taip nenutiko, bent jau iš dalies todėl, kad Cole atsisakė dalyvauti savo lygtinio paleidimo posėdžiuose. 2006 metais Cole buvo atlikęs visą savo 25 metų bausmę, beveik visą savo bausmės laiką jis praleido tirdama savo bylą. Kaip pats vadino. Jo. Tik tėdas turi išsilavinimą tam. Bandė rasti tikrai prievartautoją. Cituoju, tai viskas, ką darau. Jis sakė žurnalistui per interviu kalėjime 2006 metais. Cituoju, aš tikriausiai esu didžiausias šios bylos ekspertas pasaulyje. No shit, blet, nes tu prievartavai. No shit, Sherlock, absoliučiai. Bet žinai, aukų vietoje aš sakyčiau, nesvarbu, žinokit, hipnozė, nes aš galiu papasakot, kad jis mažas. Pasižiūri teisėjas, akurat. Akurat mažas? Musėčitas. Įrodymai kaltas. Tai čia yra tiesioginiai įrodymai. Nes įsivaizduoji, jeigu tu sakai, pliam, žinokit, toks mažiukas, ir tada ištraukia tau tokį, žinai, šlangą, tada faktas, kad ne. O čia? Good point. Tu jeigu ką, pateik savo pasiūlymus advokatam, kad matuotis bybius šiaip yra legit dalykas teismuose. Bet taip vyksta. Jo, tikiuosi mes nenuskambėjom žiūrėti nejautriai, bet anyway. Jisai savo bylos, kur buvo visiškas nusikaltėlis, jis yra ekspertas. Ir Cole paleidimą į laisvę užprotestavo valstijos generalinis prokuroras,
Civilinis teismas buvo atidėtas iki 2008 metų. Per mėnesį trukusį teismą iškilo naujų įrodymų ir kasgi atėjo į žaidimą? Mama? DNR. O, DNR. Aleliuja DNR. 800-aisiais nebuvo. Bet palauk, DNR ne 84-ais prasidėjo? Nežinau, bet tada galiu tikrai klysti. nebuvo, bet tas rape kit jau buvo, arba ten gal buvo išsaugoti kokie drabužiai ar kažkas, žodžiu, DNR liko. Ir kadangi praėjo 25 metai, oi, tai žodžiu, atėjo DNR ir jau viskas, jau kaip ir... Ir tada jisai sako, kad čia piraganų metodas. Oi, visiškai. Čia nepatikama. Tai, žodžiu, DNR visiškai jį susijęo su vienu išprievartavimo atveju. Ir galiausiai prisiekusiųjų teismas paskelbė seksualiai smurtinių nusikaltelių. Ir nuosprendis sutikė vyriausybė gali Keviną Kau laikyti nelaisvėje neribotą laiką. Ir tam yra speciali vieta, tai nėra kalėjimas, bet yra kažkokia Special Commitment Center McNeil saloje. Ten yra... Saloj dar. Aha. Aš į Balį nenuvarau čia. Bet ten nei kalėjimas, nei psichiatrinė, kažkas tarpinis tarp to. Toksai. Rehabilitacija tokia veikiausiai kažkas to. Realiai iki šiol, iki šiandien, googlinau, neradau tikrai, iki šiol Kevin Kau sako, kad visų pirma, kad jis yra nekaltas. Jis vis laiks nuo laiko tų apeliacijų, ten dar, žinai, ten, bet jisai nekaltas. Ir šitas ponas Šiukšlė vis dar gyvas ir vis dar sėdi toj saloj. Tai tokia būtų istorija apie Kevin Kau ir jo tiesiog absoliučiai nuostabią šeimą. Man iš dalies yra keista, kad taip nepaleido šitos bylos, turint omeny, vat būtent teisėsaugą, ar ne? Nes tai yra, labai negražiai pasakysiu, bet tik išprievartavimai, ar ne? Tai nėra, žinau, tarkim, bylų, kur vaikų nužudymus, tai tyria N metų, nes tai net trigerina. Išprievartavimai tokie yra daugmaž, ne faina. Daugmaž toks, žinai, fonas. Taip, bet... Ypač turint omeny, kad dauguma tyrėjų yra vyrai. Taip, bet čia buvo labai didelis skaičius padarytas per labai trumpą laiką. Tai nebuvo ten 20 metų. Bet tai turėjo būti, grubiai tariant, tų tyrėjų nuojauta, kad galbūt jisai už visą tai atsakingas, žinai, nes įrodymų nėra. Ir tu turi kasdienį savo darbą ir dabar tau, nėra įrodymų, nėra. Tai tu paleidi, anksčiau ir vėliau tu paleidi. O čia kažkas įsikibęs, kai šuo, žinai, iššikna, nepaleido vis dėlto. Kol galų galia netėjo naujos net technologijos. Pradžioj tada, kada jie tyrė, nes šiaip pakankamai greitai jie jį surado ir pasodino į kaliūzę, tai man rodos tas visuomenės spaudimas labai prisidėjo, bet tas, kur vis panaikina sprendimus, tai man rodos ten buvo tiesiog apeliacijos, vis teikia į tuos visus aukštesnius teismus, aukščiausius. Gal mama su kažko permigojo? Mama tai tikrai ten ėjo, man rodos, plakėsi ten į kairę ir į dešinę. Ir vėlgi, žinai, kai tam yra miestelį, šalia esančiam miestelį yra kitai, bet ateina tas toksai, žinai, kaip ir nešališkas teismas. Bet, tu gal su tuo nesutinki, bet, man tai irgi tas hipnozės toksai, maždaug, Dabar šiandieną taip. Tais laikais. Tai va. Validus dalykas. Bet tai buvo matyti perversmas, kaip tik tada, kad... iš vieną į kitą. Jo, pradėjo galvoti, ar tikrai, ir jau praėjo pakankamai laiko, nes, Bet iš kitos pusės tu turi tada įrodyti, kad hipnozė yra kažkoks įteigimas, o to niekada nebuvo. Jo. Tai vėl, tai tada, koks skirtumas, kokiu metodu žmogus prisimena, nes mano manimu tai yra... net jeigu aš po 10 metų tiesiog atsibundu ir sakau, prisiminiau, ne? Tai, mano psichika galiausiai sudėliojo į stalčiukus taip, kad šiai dienai aš jau prisimenu ir aš tada pateikiu tai tyrėjams teismui, kad aš prisiminiau ir tai jau yra priimama kaip kažkoks, ar ne, normalus įrodymas. Tai kodėl su hipnozinė? Man rodos, kad tiesiog nusprendė, kad... Bet vėlgi čia gali būti panašiai kaip su apklausimo metodais, nes buvo irgi daug tokių, kad per apklausą įteigia, per apklausą tu padarei ir tada galiausiai žmogus, gal aš tikrai padariau ir panašiai. Tai, kur nėra validu, jeigu, pavyzdžiui, pavadinkim tai apklausom, bet aš truputį apie kitas apklausas, kur tave iš tavęs smurtu. Jo.
paima informaciją, nes tu tiesiog sakysi bet ką, ar ne? Tai, vėlgi tas, kaip čia pasakyti, teisinis procesas progresuoja ir tiesiog, vat, kaip jisai pasitaikė, vat, tas Kevinas pasitaikė progresavimo metu, kada pradžiai hipnotizavimas kaip ir buvo pilnai priimtas, kad čia yra validu, bet jisai, žodžiu, kol apeliavo, tapo nebevalidu ir vat turėjo visokių tokių back and forth tokių, žinai. Bet man viso šito istorija, žinai, dar yra tas, kad, bet čia kaip pelėsi uždažyti, žinai. Motina. Visiškai. Čia yra ta drėgna vieta. Visiškai. Pernelyg drėgna kai kuriais atvejais. Iš kitos pusės ir tėvas, palauktų, jis nematė, kas vyksta. Tais laikais tėvai ten sėdėdavo, rėkdavo ant televizoriaus ir miegodavo alų atsidarę. Bet žinai, bet čia tokie, bet tu matai. Galų galia tu matai, kad tavo vaikas kažkoks durnas auga. Neigimas vis tiek yra stiprus. Oi, taip. Ir jo, bet, žodžiu, aš tai manau, kad šita istorija turi viską. Jo, viską, ko reiktų piesiai, bet iš kitos pusės dar vienas toksai, žinai, klausimas, aš galvoju, kiek tu turi būti idiotas, kad tu tokios mažos populiacijos mieste kažką darytum? Jepais nebuvo pats aštriausias peilis stalčiui, tikrai ne. Važiuok į kitą, žinai, yra tokie teisės psichologijoje sudarinėjami mapsai. Tie mapsai nėra, fiziniai, jie yra ir fiziniai mapsai, bet yra apie žmogų. Palei įkalčius, kas tai galėtų būti, taip toliau, ir tada visuomet yra ant žemėlapio dedami taškai, kur tas žmogus veikia. Pagal tai yra nustatoma daugmaž vietovė, kur veikiausiai jis gyvena. Durniau, važiuok tu kitą miestą. Ne, jie nevažiuoja į kitą miestą, jie, žinai, šika ten, kur valgo. Taip, jam. Tai ir gerai, tegu tokie taip ir daro. Kuo jie bus durnesni, tuo mums bus lengviau. Bet vis tiek jisai, kelias dešimtis prievartavimų įvykdė, keliom dešimtim per daug. Jo. Ir, labai gaila, kad tokia nesąmonė buvo ir kad taip įvyko, bet iš kitos pusės labai gerai, kad jis sėdi uždarytas ir nors bandė sakyti, kad aš čia copycat, aš čia nieko, bet jis toliau sėdi, kad jis nekaltas, sako, aišku, biški gal ir dėl to, bet tegu jis sėdi... Kiek jam dabar metų? Klausiai. Nežinau, jis tokia vidutinė amžiaus dabar. Dar nėra 100, ar ne? Tai palais, tada, kai buvo suimtas, jis buvo 3-4 ir čia buvo 8-4, tai jis apie 6 metų daugiau. Tai jau dabar galėtų apeliuoti tai, kad mama kalta. Jesus Christ, aš kaip matematikos nemoku. Net daugiau, dabar jis 8, jis jau turi toj mirt. Pabaiga yra gera tuo, kad jis uždarytas ir nepanašu, kad išeis. Jo, uždarytas saloje, dar kartą sakau. Gerai, still, uždarytas. Aš manau, kad artimiausiu laiku galėčiau, žinai, kokią salą, nebent Obuolių. Ten link Molėtų važiuojant yra. It's something. Gerai, tai... Okay, ja, taip, ačiū. Tai va, ačiū, kad pasakėjai galiausiai ačiū. Ne, tai ačiū tau. Ir tada ką, susitiksim kitą kartą. Ir susitiksim kitą kartą su... Žinok, pati tokia sėdžiu ir... O taip. Tai gerai. Tai gerai. Iki kitą kartą.